Sveiki visi, šiandien servise 007 turim dar vieną 2019 metų Jeep Grand Cherokee automobilį, pakankamai dailus, be abejonės kaip ir dauguma, važiuos nuo šiol su kokybiška itališka Landirenzo dujinė įranga. Na, o variklis yra 3,6 litro, pentastaras, nuo 16 metų truputį kitoks, tam tikrų turintis niuansų, bet jau jie yra daug kartų išpasakoti, iškalbėti, tai gal jau šiame video neišsiplėsim. Taip, kad trumpai apie pačius dujinės įrangos komponentus. Tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje, gera, patikima, patogi vieta. Atskirai nuo dujų reduktoriaus montuojamas padidinto pralaidumo OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Išvestas dujinės įrangos saugiklis instruktažo metu bus parodytas klientui. Dujinės fazės filtras, slėgio daviklis, reduktorius Landirenzo L10 Turbo Oversize, pati galingiausia ir našiausia šio reduktoriaus versija. Na ir dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas pilnai tvarkingai savo vietose. Viskas, kaip sakyt, ten, kur ir buvo. Na ir visi komponentai išdėlioti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų variklio kažkokiem aptarnavimo darbam, kad kaip sakyt, nekeltų problemų nei keičiant alyvą, nei darant kitus einamuosius darbus variklio skyriuje. Reikia paminėti, kad taipogi dujinės įrangos montavimo metu servise 007 buvo pakeistos originalios, tokios pat kokias ir išsukome žvakės uždegimo, taipogi buvo patikrintas kondicionieriaus sandarumas, kadangi priekis automobilio be abejonės tvarkytas ir tai buvo užpildyta taipogi sistema naujojų R134F freonų, taip kad automobilis iš principo pilnai paruoštas darbui, eksploatacijai, klimato valdymui ir panašiems dalykams. Na, o visi dujinės įrangos darbai mūsų dirbtuvėse kaip visada yra pagal aukščiausios kokybės standartus, kuriuos aprašo gamintojas. Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškos žarnos, spyruoklinės jungtis, specialios apsauginės gofros, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, kiekvienas kontaktas lituojamas, apsaugomas termokemrikais ir panašiai. Viskas stengiamės padaryti taip, kad tų problemų keltų kiek įmanoma mažiau tiek pačiam vairuotojui ir klientui, tiek natūraliai be abejonės ir mums patiems. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas štai šitoje vietoje. Pradėsiu nuotrauką, matysit, bus truputėlį aiškiau, pakankamai gera vieta, be abejonės puikiai matosi. Prie benzino užpilimo vietos yra padaromas dujų pildymas. Vėlgi atsidarom, iš karto atsisukę kamštį galim piltis dujas. Tikrai labai patogu, baigę viską gražiai užsidarom, tikrai puiku. Na, o dujų balionas yra sumontuotas atsarginio rato vietoje, gražiai be abejonės savo vietose, jisai čia guli, puikiausiai dangtis užsidaro ir yra sumontuotas 80 litrų borme kokybiškas dujų balionas atsarginio rato vietoje. Tai tiek apie kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą į Jeep Grand Cherokee automobilius. Jeigu kažką panašaus planuojate įsigyti arba turite ir važinėjat, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.